Sveiki, jūs žiūrite Slashą ir su jumis esu aš, Gedas. Šiandien mes ant stalo turime Razer klaviatūrą. Apie klaviatūros pakuotę. Ant viršelio matote pačią klaviatūrą, Razer logotipas, pats modelio pavadinimas, kad klaviatūra apšviesta RGB spalvomis ir kad turi riešo laikiklį. Tiek galima sužinoti iš čionai. Parašyta, kad šita klaviatūra veiks ir su Windows'ais, ir su macOS. Reikia interneto prisijungimo bei 200 MB laisvos vietos kietajame diske, tam, kad galima būtų įrašyti programą, su kuria gali valdyti klaviatūros apšvietimą. Gale galima rasti informaciją apie tai, kad klaviatūros mygtukai yra mechaniniai brūkšnelis membraniniai, kad jų aukštis yra vidutinis. Tai matyti yra dėl to, kad galėtų suteikti ir mechaninį pojūtį rašant su klaviatūra ir tuo pačiu greičiau padaryti kontaktą ir galėtų nušauti tą botą, kuris tai ištisai kilina. 16,8 milijonų atspalvių yra atkuriama. Na, bet kaip yra iš tikrųjų, pamatysime tik tais pradarę. Welcome to the cult of Razer. Yeah. Galima išsaugoti nustatymus, tai net jeigu prarasite klaviatūrą ir nusipirksite naują ir jūs prisijungsite prie kito kompiuterio, vis tiek galėsite pasiųsti savo nustatymus, prie kurių dirbot visą parą, savaitę, nežinau, jūs gyvenimą neturite. Gerai, pati klaviatūra. Magnetinis. Taigi, štai klaviatūra. Ir aišku, mes turim mygtukus, kurie jaučiasi keistai, nes tai nėra nei mechaniniai, nei membraniniai. Ir kol spaudi mygtuką, toks jausmas, kad pradžiai tu spaudi tikrai tokį membraninį, tokį minkštą mygtuką. Bet tas garsas, tas jausmas paspaudus pakeičia nuomonę ir jausmas malonus, tikrai. Garso išjungimas yra F1, patylinimas, pagarsinimas, matyt laikat FN mygtuką, tai galima atlikti. Medijos mygtukai 3, makro funkcija, gaming funkcija, šviesos sumažinimas, padidinimas, miego režimas bei indikacijos lemputės. Gan lengvai nusiema, bet tuo pačiu ir turi šiokios tokios galios. Aišku, noriu taip daryti. Labai minkštas ir patogus, tai tikrai malonu, kad inkludino visą tai. Gale yra kojelės paaukštinimui ir yra 3 takeliai, kur laidas turi eiti. Įvilktas į medžiagą, tikrai gan ilgas. Apart to, kad čia dar yra Razer logotipas, daugiau nieko kaip ir negalima pasakyti. Reikia ją įjungti. Kompą! Taigi, pagaliau sudėgiam Razer programą. Pagaliau. Ir ką turiu omeny tuom, kad taip, atsisiųsti programą ir ją sudėkti buvo tikrai paprasta, reikalavo prisiregistravimo, matyt tam, kad galima būtų išsaugoti visus nustatymus kitiem prietaisam, tačiau jinai nusprendė atsinaujinti. Ir tai užtruko pusvalandį. Na, bet pagaliau mes ją turime. Ir aišku, klaviatūrą galima iš karto suprogramuoti, bet mes suprogramavom Slashą. Yra ir kiti režimai, apie kuriuos aš dabar greitai pakalbėsiu. Pirmasis iš jų yra kvėpavimas. Tai užstato atsitiktinės spalvas, kad jos kaitaliotųsi vieną tarp kitos. Ugnies režimas, kad jeigu pasidaro šalta prie klaviatūros ar kažką įsijungia, tai bent jau galite mąstyti, kad prie ugnelės sėdė. Reactive, reaguojantis. Tai leidžia užsilikti mygtukui užsidegusiam tam tikrą laiką, kurį paspaudė. Užsidančius ilgiau. Slashas. Matos. Ir yra Ripple. Tai yra tas pats, kas įmesti į vandenį akmenuką, taip čia paspausti klaviatūrą į mygtuką. Visai kietai atrodo. Aišku, jeigu labai daug ką rašai, tai nelabai kas supras, kas vyksta. Spectrum Cycling. Na tai kitaliojasi klaviatūros spalvas, jeigu stovi klaviatūra prie kompiuterio ir nieks jo nenaudoja ir visi žiūri, kokia jinai graži, tai manau vienas iš tinkamiausių režimų. Starlight. Galima pasirinkti atsitiktinės spalvas arba pasirinktas. Labai gerai atrodo pasirinkti tik vieną vienintelę spalvą ir tai yra balta. Gali jaustis prie žvaigždžių.
Setik įjungia vieną spalvą. Viskas. Pavyzdžiui, raudoną. Jėtų kaip ilgai. Tada yra banga. Aš tai labiau vadinčiau vaivorykštę. Aišku, taip pat galima ir susiprogramuoti klaviatūrą taip, kaip tu nori. Aišku, reikia pasižaisti su šia funkcija, bet tai suteikia žymiai daugiau lankstumo. Gali pasidaryti klaviatūrą tokią, kokia yra būtent tau miela. Taip pat šitoje klaviatūroje yra gaming režimas. Neleidžia aktyvuoti tokių funkcijų kaip Windows Key, Alt F4, Alt Tab ir panaikina ghostingą. O kas yra ghostingas? Duosiu pavyzdį. Dauguma, kas esate žaidę kokį Need for Speedą, ir esate susidūrę su problema, kad varat į priekį, kažką lenkiat, laikot shiftą, lenkiat, viskas gerai ir spaudžiat posūkį. Ir nesuk, nes turite atleisti shiftą ir tada pradeda sukti. Gaming režimas likviduoja tą problemą ir galima spausti daug mygtukų, kurie visi bus priimti. Kaip čia? Beliko žiūrėti makro mygtukus. Ir kad tai padaryti, manau, nereikia sėdėti patamsyje, todėl. Taigi, kaip užprogramuoti makro mygtukus. Vietoj paspaudžius. Tai, rašyti labas. Uždaryti, pasirinkti mygtuką, kad tai L ir viskas. Paspaudus FNL, programa pati parašo labas. Visas šitas įrašymas neveikia naudojant pelytę. Ja judinant į kairę, į dešinę, programa to neaptinka. Aptinka tik tais paspaudimus, klaviatūros arba pačios pelytės. Programa visiškai nefiksuoja vienu metu dviejų klaviatūros mygtukų paspaudimų. Pavyzdžiui, kaip šiuo atveju Ctrl, Shift, Escape atidaro Task Manager. To neišeina padaryti ir rašyti į makro funkcijas, kad pavyzdžiui paspaudai 2 ir atidaro Task Manager. Taigi apibendrinant apie klaviatūrą. Tikrai puikiai pagamintas gaminys, kad ir iš plastiko, 16 milijonų spalvų, rankų laikiklis irgi nuostabu. Tačiau ši netikra oda, manau, su laiku tikrai gali nusidėvėti ir atrodyti neestetiškai. O patys mygtukai matiniai ir jie labai greitai išsitepa. Tai disadvantage toks prastas dalykas. Tačiau už 100 eurų tai, ką gaunate, yra, manau, puikus pirkinys. Norėčiau labai padėkoti Ogminui už suteiktą galimybę apžvelgti šią klaviatūrą. Ir kur galima nusipirkti šią klaviatūrą, rasite aprašymą. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų laidą Slešas ir susimatysime kitoje laidoje.